Sveiki, esu Šarūnas Tamulynas, UEFA licenciją turintis salės futbolo inspektorius, Lietuvoje esu salės futbolo teisėjų instruktorius. Didysis futbolas jau pas mumis pasibaigė, o šią dieną turime pilnų pajėgumų įsibėgėjusį salės futbolo sezoną. Ką mes šiandien paliesime keletą tam tikrų atskirų dalykų, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad turbūt puikiai atsimenam 21 metais vykusį pasaulio futbolo čempionatą, kurio metu turėjome puikią galimybę pamatyti stipriausias pasaulio salės futbolo komandas bei jų žaidimą. Na ir negalime nepasidžiaugti puikia prieš porą dienų mus pasiekusią žinią apie tai, kad Lietuvos ir Latvijos futbolo federacijom kartu buvo suteikta galimybė organizuoti 2026 metų Europos salės futbolo čempionatą. Šiandien dienos laidoje, tai mes, kaip minėjau, paliesime vieną iš tokių dalykų, tai kaip kuo skiriasi salės futbolas ir didysis futbolas. Viena neteisingai suprantamų situacijų tai yra paskutinės vilties pražanga ir perspektyvios atakos nutraukimas. Dėl ko būtent ši dalis? Todėl, kad tai skiriasi nuo didžiojo futbolo, skiriasi savo kriterijais. Kaip žinote, salės futbole vartai yra mažesni stipriai. Didžiajame futbole mes dėl ko maišome, tai kad išėjimas 1-ant-1 prieš vartininką vadinamasis, kai žaidžia žaidėjas puolėjas lieka vienas prieš vartininką, didžiajame futbole tai visada yra paskutinės vilties pražanga, nebent tai vyksta baudos aikštelė ir panašiai. Salės futbole, jeigu vartuose yra vartininkas ir jisai saugo savo vartus, šitoj vietoj mes niekada nebausime žaidėjo raudono kortele. Nes 1-ant-1 išėjimas, kadangi vartai, žinote, yra stipriai mažesni, tai yra 2,4 m, vartininkas jis visgi turi nepaprastai didelius šansus atlaikyti, apsisaugoti tuos vartus ir tai nėra akivaizdu. Todėl šios laidos metu mes pasižiūrėsime kelis klipus, kurių metu aš paaiškinsiu apie tai, kada tai skiriasi, kada tai įtakoja ir kada neįtakoja, kada vartininkas saugo vartus, o kada jau jisai jų ir nebeapsaugos. Tai kada visgi ta raudona kortelė, kada ta geltona kortelė. Tai pabandykim persėti prie pirmojo klipo. Pirmojo klipo metu mes matome ataką besivystančią, geltona apranga esančių žaidėjų. Štai ir matome, pražangos metu matom, kad tai nėra jokio bandymo sužaisti kamuolį. Žaidėjas gali išeiti 1-ant-1 priešais vartininką. Tačiau tai, ką aš minėjau, vartininkas užima savo poziciją vartuose. Jisai pilnai saugo savo vartus. Kampas taip pat ganėtinai aštrus, nors šitoje vietoje skirtumo nėra. Ir išėjimas 1-ant-1 prieš vartininką. Teisėjo sprendimas visiškai teisingas, žaidėjas yra baudžiamas geltona kortelė. Kodėl? Todėl, kad vartai yra apsaugoti. Vienas puolėjas išeidinėja prieš vieną gynėją, tai yra vartininkas šiuo atveju. Ir salės futbolo taisyklėse tai yra geltona kortelė už perspektyvios atakos nutraukimą. Mes to neinterpretuojam kaip paskutinės vilties pražangos. Perbėkim iškart prie antro klipo. Antrajame klipe aš norėčiau parodyti, kuo skiriasi tie dalykai. Kada visgi tai yra iš esmės įmanoma gauti raudoną kortelę, o ne geltoną, nes raudonoji kortelė jinai atsiranda, kai aktyvių puolėjų skaičius yra didesnis už aktyvių gynėjų. Šiuo atveju, jeigu prieš vartininką išeina 2 aktyvūs puolėjai, ne kažkur vienas stovi šalyje, bet tačiau jie abudu aktyviai dalyvauja atakoje. Tai kai išeina 2 aktyvūs puolėjai prieš vieną vartininką ir pabrėžiu, nėra bandymo sužaisti į kamuolį. Tokiu atveju, įvertinus persvarą, mes baudžiame raudoną kortelę. Turime labai gerą iš šio sezono salės futbolo, šio sezono pavyzdį. Pabandykim pasižiūrėti. Pražangos metu matome akivaizdų žalios komandos žaidėjo stumtelėjimą į nugarą ir kaip matome, 2 geltonos komandos puolėjai išeidinėja prieš vieną vartininką. Štai čia yra ta situacija, kada yra 2 aktyvūs puolėjai, išeidinėja prieš vieną gynėją, šiuo atveju vartininką, ir jinai turi būti baudžiama raudona kortelė. Šioje situacijoje to nebuvo padaryta, tai iš tiesų yra teisėjo klaida ir tai mes neturėtume daryti. Kada visgi netgi ir prie aktyvių 2 puolėjų gali būti geltona kortelė, tai tada, kada mes turime bandymą sužaisti į kamuolį.
Nes jeigu mes neturime bandymo sužaisti kamuolį, ką matėme šiame klipe, tai jinai bus raudona. Pažiūrėkim trečią klipą, kurio metu pamatysime labai panašią situaciją, tačiau jau su bandymu sužaisti kamuolį. Štai, matome geltonos komandos žaidėjai, geltoną aprangą, išeidinė vėl dviese prieš vieną vartininką šiuo atveju, pražangos momentų stabdami, matome, kad kamuolys pataiko į ranką. Tai dar viena labai skaudi tema, tikiu kažkada tai mes ją paliesime, tai yra žaidimas ranka, kuris irgi šiek tiek ir interpretacija ir panašiai ir situacijos skiriasi nei futbole. Žaidimo šiuo atveju žaidėjas bando sužaisti kamuolį, tačiau slysdamas, čiuoždamas, bandydamas sužaisti kamuolį, jo ranka visgi lieka už jo paties ir padidina kūno plotą, taip jinai kamuolį sustabdo. Bet pats jo veiksmas tai buvo bandymas sužaisti kamuolį. Todėl nežiūrinti tai, kad turime du aktyvius puolėjus prieš vieną gynėją, bet turime aišku bandymą sužaisti kamuolį, mes šitoj vietoj baudžiame komandą geltoną kortelę. Tai grįžtant prie visų situacijų, kuo pagrindinai skiriasi paskutinės vilties pražanga ir perspektyvios atakos nutraukimas nuo futbolo ir salės futbolo, tai mes turime turėti bandymą sužaisti kamuolį ir didesnį aktyvių puolėjų skaičių prieš gynėjų. Jeigu vartuose yra vartininkas ir yra išėjimas 1-ant-1, mes visą laiką turėsime geltoną kortelę. Tikiuosi, kad tapo šiek tiek aiškiau apie paskutinės vilties pražangą salės futbole. Šiam kartui tiek, iki kitų susitikimų.